Kartą laisvadienį leido Vašingtono aukštumų bare, kuriame policininkai nemoka už gėrimus. Įsiveržė keli vyrukai, norėdami jį apiplėšti. Vijausi juos iki gatvės, 2 nušovė. Trečiam pataikų į koją. Kodėl jūs nedirbat policijai? Matot, viena kulka pataikė ne ten, kur reikia. Tai jūs privatus detektyvas? Be licencijos. Teikiu žmonėms paslaugas. Mainais jie man duoda dovanų. Taigi, kuo galėčiau padėti? Pagrobė mano žmoną. Sumokėjau, bet jie vis tiek nužudė. Noriu, kad surastumėt tuos žmonės ir atvestumėt juos man. Tas, kas pagrobė jūsų žmoną, padarė tai neatsitiktinai. Jie ją sekė ir žinojo jūsų dienotvarkę. Jiems tai ne pirmas kartas ir ne paskutinis. Kaip suprantu, turime naują žaidėją. Aš jos pirštų nepaliečiau. Reikėtų nerimauti dėl kitų 2. Jie buvo apsėsti. Jie pabaisos, ne žmonės. Kaip galėčiau juos surasti? Žmonės bijo ne to, ko reikia. Patekę į furgoną, jie tampa vienkūno dalimis. Jau teko susidurti su tokia situacija? Tik ne su tokia. Vaikštant tarp antkapių.